Taip, tai sveiki visi, dar kartelį atsiprašau už tokį techninį nesklandumą dėl nuorodos, bet atrodo viskas susitvarkė ir visi žmonės, kurie buvo pakviesti ir užsiregistravę, galėjo prisijungti. Tai dar kartelį mūsų tema šiandien yra susitarimai pasiekti vakar ryte, ankstyvam ir vakar vėlyvam vakare dėl vairuotojų pažymėjimo atnaujinimo. Ir su mumis šiandien yra Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento transporto komiteto vicepirmininkas, kuris mums padės juos apžvelgti. Aš tik nuo savęs pasakysiu, jog konferencija yra on the record. Galima atsiųsti jums įrašą po jos ir taip pat po jos platinsime spaudos pranešimą. O, tada daugiau nelaukdamas, aš galbūt ir noriu perduoti žodį ponui Sinkevičiui, kuris gali pasakyti svarbiausius elementus ir joms galbūt taip pat ir įtaką Lietuvai pristatyti. Prašau. Gerai, ačiū labai. Labas rytas visiems ir ačiū, aišku, Dovaidui ir Europos parlamento Lietuvoje biurui už organizavimą šito mūsų susitikimo. Iš ties, abu trilogai truko iki vėlyvos nakties, bet sprendimai, kurie priimti, jie labai svarbus ir palies kiekvieną, kuris ar ruošiasi tapti vairuotoju, ar netgi vairuoja dabar. Na, pirmiausia, turbūt didelis pasiekimas yra, aišku, tas vadinamasis skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas, jo įvedimas. Taip pat žingsniai siekiant suderinti valstybėse narėse taikomus medicininės patikros procesus, juos labiau suvienodinant, kas Lietuvai labai aktualu, žinant mūsų logistikos sektoriaus dydį, tai vairavimo su lydinčiuoju vairuotoju nuo 17 metų su vairuotojo pažymėjimu schema, tai kaip lydinčiojo asmens. Taip pat bandomasis laikotarpis pradedantiems vairuotojams, taip pat, aišku, sutelkti techniniai koregavimai, siekiant dar labiau sumažinti kliūtis žmonėms, sakykime taip, studijuojantiems, dirbantiems užsienyje, tai tiek dėl galimybės laikytis egzaminą, nors esi, sakykime, registruotas kitoje valstybėje, egzaminą galėtum vis tiek grįžęs į gimtinę laikyti. Ir taip pat, aišku, atliepiant nūdieną yra kryptingai keičiami, atnaujinami egzaminų reikalavimai, norint gauti vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo fiziniam, taip pat ir netgi psichologiniam pasirengimui. Tai direktyvos perkelimo terminas, kas yra tikrai aktualu, yra 4 metai. Bet labai svarbu pabrėžti, kad yra 2 išimtis. Tai pirma, vairavimas su lydinčiu asmeniu, ką minėjau, nuo 17 metų, jam yra taikomi 3 metai ir čia yra todėl pritaikyta išimtis ir greitesnis perkelimas, aišku, dėl vilkikų vairuotojų didelio trūkumo ir čia buvo vakar sudėrėta ta išimtis, kad perkelimas būtų greitesnis. Ir taip pat, kas liečia alternatyvius degalus, ten irgi tokios techninės specifikacijos, bet realiai yra didinamas leistinas automobilių tonažas, leistina masė. Čia taip pat perkelimas yra 2 metai. Kodėl 2 metai? Kad vėlgi nestabdyti tos pažangos ir kryptingai mažinti emisijas. Aš išskyriau kelis punktus ir gal prabėgsiu greitai per juos ir vis tiek jūs po to išsirinksit, kas aktualiausia. Tai vienas labai svarbus punktas yra būtent tas laikinasis vairuotojo pažymėjimas ir čia kas keičiasi, tai yra įvedamas tas bendras laikinas ES pažymėjimas, galiojantis visose šalise. Kodėl tai svarbu? Nes daugeliu atveju norint pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, kol tu jo laukiai, laikino neturėjai. Ir keičiantis, tu turi grąžinti turimą vairuotojo pažymėjimą. Tai dabar bus laikinas, kuris bus pripažįstamas visoje ES, tai aišku, vėlgi spręs tą nepatogumą. Egzaminų reikalavimai, kaip sakiau, jie labiau bus pritaikomi šiai dienai ir čia turbūt prisideda labiausiai aktualiausi dalykai, tai papildomi klausimai, kas liečia tvaresnį vairavimą, tai yra stabdymas, variklio tas pats gesinimas,
pėsčiųjų dviratininkų saugumo teorijos klausimai, jų daug daugiau. Na ir aišku, teorijos ir praktikos derinimas. Čia svarbiausia yra aišku, kad vairuotojai būtų kuo geriau pasiruošę realioms situacijoms kelyje, kad sumažinti eismo įvykių skaičių. Taip pat, ką jau minėjau, egzaminų laikymas ne tik gyvenamojoje, bet ir pilietybės šalyje. Tai kaip pavyzdys, gyvenant Belgijoje, turint registruotą gyvenamąją vietą Belgijoje, tu privalai atsinaujinti vairuotojo pažymėjimą į belgišką. Ir, na, jeigu reikėtų tau perlaikyti egzaminus ir panašiai, tu turėtum tai daryti Belgijoje. Bet dabar su šiais pokyčiais tą galima bus padaryti Lietuvoje ir, aišku, daugeliui tai bus patogiau, ypatingai kalbant apie tą kalbos barjerą. Aš manau, kad tai ypatingai aktualu studijuojantiems žmonėms, kurie dar ir neturi vairuotojo pažymėjimo. Bandomasis laikotarpis taip pat atsiranda toksai kaip subendrinamasis bandomasis laikotarpis, kuriame valstybėm narėm paliekama daug, sakykime taip, lankstumo, tas 2 metų laikotarpis, tačiau ženkliai griežtinama atsakomybė ypatingai už alkoholio vartojimą. Pirmieji metai akcentuojami po vairuotojo pažymėjimo gavimo ir aišku, ten yra sudėti daugiausia akcentų. Jau minėjau skaitmeninį vairuotojo pažymėjimą, tai aišku, čia yra toks, na, didelis progresas ir kaip tai veiks. Tai su QR kodu bus prieinamas jūsų vairuotojo pažymėjimas per European ID Wallet programėlę, kas, aišku, vėlgi leis viską turėti telefone ir tai bus pripažįstama ir visoje Europos Sąjungoje. Taip pat pažymėjimų galiojimas ir atnaujinimas, čia tema, kuri tiesą sakant sulaukė labai daug diskusijų parlamente, tarp parlamento grupių, kadangi liečia amžių, tai kas keičiasi iš esmės iki 65 metų pažymėjimai galios 15 metų arba 10 metų, jeigu jie yra naudojami kaip ID, kai nėra realaus vairavimo. Po 65 metų tuomet bus dažnesnis atnaujinimas. Čia pradžioj buvo siūlymas kas metus atsinaujinti po 65 metų, bet galiausiai po tų įnirtingų dėrybų, kur, sakykime taip, ypatingai pietinės šalis, jos turėjo kitokią nuomonę, visgi buvo sutartas kompromisas, kad šalim narėm yra paliekama, koks bus tas terminas, kas kiek laiko bus atnaujinama, bet kaip sakiau, pradinis siūlymas buvo kas metus. Ir aišku, tai sukėlė labai daug ažiotažų, kad vyresniems žmonėms po 65 metų dažniau reikės, aišku, eiti ir tą pačią medicininę patikrą ir taip toliau. Bet dabar tai yra palikta šaliem narėm direktyvos perkelimo metu nustatyti. Dėl medicininių patikrų tai pirmiausia, šeimos gydytojui paliekama daugiau diskrecijos, kad, na, pavyzdys, jeigu šeimos gydytojas pastebi kažkokius sveikatos pokyčius, tai tai bus žymima sistemoje ir tos, sakykime taip, tie įrašai, jie būtų vertinami atnaujinant pažymėjimą. Tas labai svarbu, kad, na, ta informacija turėtų būti pasiekiama kitoms šalims narėms ir tas užkirstų situacijas, kai, sakykime taip, žmonės turintys sveikatos problemų galbūt kitose šalise sugebėdavo atsinaujinti vairuotojų pažymėjimus. Kaip minėjau, dėl alternatyvių degalų keičiasi masės riba, tai palinkta galimybė padidinti masę 750 kg vairuojamiems automobiliams su alternatyviais degalais. Tai yra, aišku, pirmiausia, liečia elektrinius variklius, kurie, sakykime taip, sveria daugiau dėl baterijų. Taip pat aš manau, kad svarbu tiek Lietuvai, tiek daugeliui šalių, tai keičiasi amžiaus riba autobusų vairuotojams, tai tarptautiniams maršrutams nuo 24 metų arba nuo 21
su greitaisiais mokymais ir nacionaliniai maršrutai, tai ir ypatingai miestų autobusai nuo 18 metų, tai yra tam spinduliui iki 50 km. Taip siekiama, kad žmogus įgautų daugiau patirties, bet tas spindulys 50 km mes puikiai suprantame, kad Lietuvoje tai praktiškai visi miesto autobusai, nes tam pačiam Vilniuje retas jų nuvažiuoja didesnį spindulį. Tai tarpmiestiniam būtų nuo 20 metų taikomas atnaujinimas, tai šiuo atveju ženkliai mažinamas amžius, aišku, tai yra daroma tuo tikslu, kad pritraukti jaunus vairuotojus. Lygiai taip pat kaip ir tas vairavimas su lydinčiuoju asmeniu nuo 17 metų bus leidžiama vairuoti sunkvežimius C ir C1 kategorijose. B kategorijoje aš tik paminėsiu lengvajam automobilyje, tai tas buvo taikoma ir anksčiau su lydinčiuoju asmeniu nuo 17 metų. Ir čia irgi siekiama, kad jaunimas įgautų patirtį anksčiau ir aišku, lengviau įsilietų į darbo rinką. Pagrindinis dalykas, dar vienas, kur šį rytą tik tai buvo pabaigta direktyva, kuri įsilieja į šią direktyvą, tai yra dėl teisių atėmimo, kas yra aišku aktualu. Tai už padarytus kelių eismo pažeidimus teisių atėmimas galiotų ne tik toje valstybėje narėje, bet ir visos ES mastu, ir siūlomas mechanizmas, kad vairuotoja išdavusi valstybė narė būtų informuota apie uždraudimą vairuoti ir kitoje valstybėje narėje, padarius pažeidimą, tai sakykime, viršijot smarkiai greitį Vokietijoje ir pagal Vokietijos teisę jums yra atimamas vairuotojo pažymėjimas, tai pagal naują direktyvą per 20 dienų išdavusi šalis narė būtų informuojama ir aišku, atimama būtų teisė visoje ES. Čia, aišku, siekis pagrindinis užtikrinti, kad tokia tvarka padės stiprinti saugumą keliuose. Čia labai svarbu turėti omeny, kad tie reikalavimai, už kuriuos yra taikomas teisių netekimas, jis skiriasi šalise narėse ir pažeidimas galbūt Lietuvoje, kuris nebūtinai reikštų teisių atėmimą, kitoje šalyje narėje gali būtent tai reikšti ir tai yra labai svarbu pabrėžti, bet jau, sakykime, čia Lietuva neturėtų lankstumo, jeigu teisės yra atimamos kitoje šalyje narėje, tai jos turėtų būti atimtos ten ar kažkokiam terminui, 30 dienų metams ir panašiai. Siūloma taip pat griežtinti ir vienodinti reikalavimus dėl vairavimo išgėrus, greičio viršijimo, vairavimo apsvaigus nuo narkotinių medžiagų ir chuliganiško elgesio, vairavimo, dėl kurio, sakykime, taip pažeidžiant kelių eismo taisyklės, buvo sunkiai sužaloti arba žuvo žmonės. Siūloma, bet tai yra rekomendacija labiau, kad būtent dėl šių pažeidimų šalis narės turėtų kuo vienodesnius įstatymus ir dėl jų būtų atimta galimybė vairuoti. Tai trumpai tiek, tai yra tokie pagrindiniai pakeitimai ir nežinau, jeigu turite klausimų, tai mielai juos atsakysiu. Prašau, kas norėtų užduoti klausimą, galite kelti ranką, tikrai nemažai naujovių, tai aš nuo savęs dabar neuždavinėsiu. Jeigu turėtumėte. Prašau, M1 iš Simona Kvederytė. Sveiki, aš atsiprašau, gal šiek tiek vėliau prisijungiau. Gal būtų galima gauti tokį paaiškinimą, kada turėtų įsigalioti ta sistema, kada jau bus galima, minėjau, kad jeigu vienoje šalyje yra atimama teisė vairuoti ir kitoje šalyje tas pats galios, tai kada jau ta sistema galios, kada jau bus įmanoma tą sistemą įgyvendinti ir dėl vairuotojo amžiaus, kaip suprantu, ir nuo 15 metų tas skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas galios, tai ar jisai galios ir Lietuvoje nuo 15 metų, ta prasme, ar čia kažkas keisis irgi į tą pusę. Tai va šitos dalykus, jeigu paaiškinti, būčiau dėkinga.
gal pradėkime nuo to 15 metų, nes čia jūs kalbate apie terminą 15 metų galiojimo. Taip. Tai gerai, tai jo, tai tada bendrai. Tai direktyvos perkelimui į nacionalinę teisę yra 4 metai skiriami. Greičiau norima perkelti 2 dalykus, tai per 2 metus perkelti reikalavimus susijusios su alternatyviais degalais ir per 3 metus perkelti reikalavimą dėl 17 metų vairuotojų C ir C1 kategorijoje su lydinčiuoju asmeniu. Visa kita valstybės narės turės 4 metus perkelti ir aišku, tai priklausys nuo valstybių narių, jų gebėjimo, noro perkelti teisę. Tai čia jau klausimas, aišku, pirmiausia Lietuvos susisiekimo ministerijai, per kiek laiko jie paruoš teisės aktus ir direktyvą, koks bus jų planas, bet aš manau, kad daugiau mažiau mes galime orientuotis tai, kad daugelis šalių narių tą padarys per 4 metus. Aš tik trumpai papildysiu, kadangi bendravau tiek su susisiekimo su vidaus reikalų ministerija. Tai žinokit, didžioji dalis čia visgi vidaus reikalų ministerijos yra darbų, susisiekimo ministerija tik dėl sunkvežimių, bet kadangi regitra yra po vidaus reikalų ministerija, tai visi dokumentų dalykai yra jų pusėje. O dar Vilija klausia, ar galios jau anksčiau netekusiems pažymėjimo, ar tik naujai. Čia aš suprantu apie tą atėmimą, ar ne, Vilija? Taip. Ne, galios tik tai naujai. Kaip ir esmė yra tokia, kad jeigu netekot pažymėjimo, tai jūs turėjot jį gražinti toje šalyje narėje, kurioje netekot. Kitu atveju ten dažniausiai būna baudos, teismai. Ir šiaip ar taip neturėtume dalyvauti eisme, bet daugeliu atveju šalis, kurioje gavote vairuotojo pažymėjimą, buvo neinformuojama. Tai dabar esminis pakeitimas bus, kad bus informuojama ir aišku, sistema veiks visoje ES, kur jau netekus pažymėjimo negalėsit, sakykime, taip išsisukti turint, nežinau, kartais žmonės turi 2 pažymėjimus ar iš skirtingų šalių narių, tai šiuo atveju jau tas užtikrinimas bus daug tvirtesnis. Bet tik įsigaliojus direktyvai tas bus įgyvendinta. Iš 15 minučių Žilvinas Pekartis klausia, kokiu būdu bus perduodama informacija apie kelių eismo taisyklių pažeidimus padarytus kitose šalyse, kaip veiks ši sistema. Tai aš manau, kad čia yra mūsų regitros atitikmuo kitose valstybėse narėse, kur išduodami pažeidimai. Yra tokia ES sistema, prie kurios būtent šios įstaigos yra prisijungusios, RESPER vadinama, ir būtent per tą sistemą bus perdodama informacija. Kaip sakiau, per 20 darbo dienų bus įkeliama į sistemą įsigaliojęs, sakykime taip, sprendimas dėl vairuotojo pažymėjimo, pavyzdžiui, netekimo. Sveiki, aš norėčiau dar paklausti, Monika Kazlauskaitė, portalas L-rytas. Dėl sunkvežimių vairuotojų ta kartelė mažinama, dabar galės vairuoti vilkikus 18-mečiai. Klausimas, ar tas tikslas mažinti... Kaip sakot? 17-mečiai su lydinčiuoju asmeniu. Čia yra esminis pokytis. Ar tai tikrai padės mažinti avaringumą, ar kaip tik nesusikursim savo daugiau problemų, kai jau tokius jaunus leisim vairuoti sunkvežimius? Na, sunku atsakyti šitą klausimą. Čia šioje vietoje argumentacija, kuri nusvėrė, tai vis dėlto darbuotojų trūkumas. Tai jaunesni vairuotojai tą galės daryti tik su lydinčiuoju asmeniu. Tai jie bus nuolat, sakykime, taip prižiūrimi, bet vėlgi, kokie bus to rezultatai, mes galėsim pamatyti, bet, sakykime, taip, tos grėsmės, tokios su lydinčiuoju asmeniu, to vairavimo, praėjus mokymus, sakykime, taip, nemato
Bet matysime, aišku, sakiau, esminis argumentas vis dėlto čia buvo įtraukimas jaunų žmonių į darbo rinką, žmonių, kurie, sakykime, taip jau yra profesinėse mokyklose, rengiasi šiaip ar taip šiai profesijai ir su lydinčiuoju asmeniu jiem tiesiog leisti C ir C1 kategorijos sunkvežimius vairuoti. Dar pasinaudosiu progą prie to paties, bet daug labai sunkvežimio vairuotojų ES yra iš trečiųjų šalių, ar ne? Ir Lietuva ypač daug samdo iš trečiųjų šalių, tai ar joms taip pat galios taip pat 18 metų, ar čia tik tai ES piliečiams? Su ES vairuotojo pažymėjimu. Tai esminis dalykas bus turėti ir išsilaikius būti vairuotojo pažymėjimą ES šalyje. Tai šiuo atveju, jeigu, nežinau, jūs esate iš Centrinės Azijos valstybės ir turite Centrinės Azijos valstybės vairuotojo pažymėjimą, vis dėlto vairuoti nuo 17 metų jūs negalėsite. Supratau, ačiū. Na, ar dar turite kas nors klausimų Europos parlamento nariui? Ar galima ne į temą? Galima. Bandyti. Čia tiesiog pakankamai nemažai vakarų spaudoje ir prancūzai gal vakar, kada čia ir vokiečiai prieš porą dienų apie tai, kad rudenį Lietuvoje, realiai puls Lietuvą, Rusija. Tai nežinau, kiek apie tai kažkokios tai diskusijos ar kažkas. Ta prasme, kad ekspertų nuomonė vienas, ta prasme, kad situacija yra tokia, kad turėtų taip nutikti. Prisimenant, kad niekas netikėjo, kad tai vyks Ukrainoje. Visi tikėjo, kad, žiūrėkit, tai ekspertų yra daug ir kartais aš matau, kad ir Valius Ąžuolas yra pavadinamas ekspertu. Bet, žinot, šitoj vietoj dėl Ukrainos, tai atsiminkim, kad visi tikėjo ir žinojo, kad įvyks, kai buvo sutelktos tokie pajėgumai ir pajėgos prie Ukrainos sienos. Tai šiandien situacija yra visiškai kitokia, kad Rusija neturi pajėgumų staiga permesti pajėgas, kurios būtų galinčios pulti Baltijos šalis. Tai tokių pajėgumų tiesiog nėra. Nėra pajėgumų nei Kaliningrade, nei Rusijos pajėgumų, kurie būtų pakankami, nes netgi ir iš Baltarusijos jie yra permesti ir ukrainiečiai yra atitraukę daugelį savo dalinių nuo Baltarusijos sienos, nes ten tiesiog nėra pajėgumų. Tai šioje vietoje vis tiek žvalgybos informacija yra pakankamai patikima ir tu matai tą dalinių judėjimą. Tai nežinau, koks ekspertas ir apie ką čia kalba ir kokioj spaudoj, bet kol kas tai tikrai nėra tokio pajėgų judėjimo. Jeigu jis vyktų, tai tuomet, aišku, būtų visai kita diskusija. Bet toks puolimas irgi, supraskim vieną, kad jis nėra toks, kad ten 20 žmonių pereis sieną. Tai tam reikalingi labai rimti pajėgumai, pasirengimas tos pačios Rusijos ir šiuo atveju tokių prielaidų nėra. Galbūt situacija keisis, bet šiandien dienai tokių prielaidų absoliučiai tikrai negalima taip sakyti. Ačiū. Į temą tikiuosi jau. Ačiū. Tai apie vairavimo teisės gal grįžtant, jeigu turi dar kas nors klausimų. Aš per tą laiką pasakysiu, kad tai yra preliminarus ES tarybos, kuriai šiuo metu pirmininkauja Lenkija ir Europos parlamento susitarimas, ką mes šiandien aptarėm. Tai tą turės dar patvirtinti oficialiai tiek parlamentas, tiek taryba iš savo pusės. Tačiau beveik visą laiką tai įvyksta be jokių nesklandumų didesnių ir didesnių pokyčių. Dar Vilija keli ranką matau. Jo, dar pagalvoju apie tos baltistus visus mūsų ir apskritai, trečiųjų šalių čia buvo jau šiek tiek klausimas apie tas trečiųjų šalių vairuotojus, kaip tie pažymėjimai irgi, ta prasme, nesvarbu, iš kur jis atvykęs, svarbu, kur gavęs, teisingai suprantu, ta prasme, kur įgytas pažymėjimas, ar ne? Taip. Tai čia vis tiek mes kalbame apie visus šitos reikalavimus ir jų taikymą ES šalių piliečiams, o ar
vairuotojų, taip sakykime, tiksliau pasakyti, taip, vairuotojų pažymėjimams gautiems ES. Bet aišku, jeigu ir trečiųjų šalių pilietis netenka pažymėjimo, sakykime, taip, Lietuvoje viršės greitį, sukėlęs autoįvykį, visa tai irgi keliauja į tą pačią bendrą sistemą. Ir tik tai, kad jisai, sakykime, taip, turėtų galimybę grįžti į savo šalį ir ten turbūt užpildyti prašymą, kad jis pametė pažymėjimą ir galimai gautų tą pažymėjimą vėl, nes su trečiosiom šalim, su kai kuriuom, aišku, nėra to tokio ryšio tarp tarnybų, aš net nežinau, su kuriuom yra, su kuriuom nėra. Bet esmė vis tiek, jis grįžęs į ES, jeigu vairuotų, jį sustabdytų su to pačiu atnaujintų vairuotojo pažymėjimo sistemai, būtų, kad jis yra netekęs vairuotojo pažymėjimo. Tai šitoj vietoj apėjimas yra daug sudėtingesnis. Ačiū. Galbūt kas nors norėtų? O ne į temą dar būtų galima klausimų? Bandykit. Ja, tai klausimas būtų Virginijai, jūs buvote anksčiau komisaras atsakingas už aplinką, vandenynus ir panašiai. Pastaruoju metu čia Lietuvoje netyla diskusijos dėl Neries pavertimo vandens keliu tarp Vilniaus ir Kauno. Iš tikrųjų, Vidaus vandens kelių direkcija turi savo argumentus, verslininkai savo, mokslininkai yra kategoriškai prieš ir tikina, kad tai iš esmės pražudytų Neries ekosistemą. Atsižvelgiant į tai, kad Neris beveik visai yra įtraukta į Natura 2000 teritorijas, tai nežinau, kokia būtų jūsų nuomonė apie šį projektą ir nežinau, ar Briuselėje vyko apie tai kažkokios formalios, galbūt neformalios diskusijos apie visą tai? Ne, Briuselėje nevyko, nes, žinot, vis tiek Briuselis nereaguoja, kol yra diskusijų lygmens sprendimai šalyse narėse. Kai įvyksta jau tam tikras sprendimas, ir čia, sakykime, būtent kaip jūs paminėjot, Natura 2000 ir ekonominė veikla, kuri žymiai, sakykime, taip paveiktų Natura 2000 ekosistemos būklę, čia aišku, tuomet jau būtų komisijos įsitraukimas. Galimai netgi pažeidimo procedūra būtų, vėlgi, aš tik teoriškai kalbu, nes aš nežinau, kokie bus priimti sprendimai, kokio gilinimo reikės, viskas atsiremtų į projektą. Bet jeigu projektas pažeistų Natura 2000 taisyklės ir direktyvas, tai būtų pradėta pažeidimo procedūra prieš Lietuvą ir taip yra įvykę ne vienai valstybei nariai, kad projektai tokie po teismo sprendimo sustabdomi ir tokie nei pakartas, nei paleistas statusas jų būna, kad ir pabaigti negali ir jau atgal grąžinti tos žalos, ką padarė, irgi negali. Tai aš tikiuosi, kad Lietuva prieš priimdama tokį sprendimą, aš tikiuosi, aišku, ir aplinkos ministerijos aktyvios rolės, vis dėlto jų darbas yra aplinkosauga pirmiausia, tai įsivertins visas galimas pasiekmes tokio projekto. Ačiū. Ar turėtų dar kas nors klausimų? Jeigu ne, tuomet dėkojam Europos parlamento narui Virginijui Sinkevičiui už išsamų pristatymą. Kaip minėjau, netrukus išleisim pranešimą spaudai apie šios pokyčius, kas susijęs su vairuotojo pažymėjimu, žinoma. Ir tuomet gražios visiems dienos ir iki kitų kartų. Ačiū Dovaidai ir ačiū visiems ir gražios dienos. Iki. Ačiū. Dėkui visų. Visam.